Yra daug mūsų paveldėtų istorinių įrašų aspektų, kurie atrodo nerimą keliantys, galėtume juos pavadinti nukrypimais. Netitikimais, dideliais nepatikimumo momentais, kurie daugelį pasakojimų, kuriuos laikome savaime suprantamais ir laikome faktiniais, paverčia aštriu klausimu. Viena Europos istorijos sritis mane ypač erzina. Ji jau seniai intuityviai aukoja žmonės ir yra susijusi su pagonybė bei žmonių aukojimo tema. Mums sakoma, kad krikščionybė mus galiausiai civilizavo. Bet ar nemanote, kad tai šiek tiek keista ir sutapimas, kad ne tik Europos pagonys praktikavo žmonių aukojimą, bet ir Amerikos indėnai? Kokia tikimybė, kad dvi civilizacijos esančios už tūkstančių mylių viena nuo kitos ir neturinčios lengvo būdo keistis idėjomis ir tradicijomis, tarp kurių yra tiek daug barjerų, abi skirtingais istorijos laikais priėjo prie tos pačios išvados, kad auka buvo svarbus veiksmas. Keista tiesa ir spėk kas dar, ir tai dar labiau sutapimas, krikščionybė taip pat galiausiai civilizavo ir Amerikos indėnus. Man tai atrodo stebėtina. Iš tiesų religinio žmogaus aukojimo paplitimas, jo plačiai paprastas buvimas tarp įvairių pagoniškų religijų, visų tautybių ir žmonių, net kai jie buvo atskirti tūkstančiais mylių vandenynais ir skirtingomis kalbomis, yra, jei būsiu visiškai atviras, tikrai stebėtinas. Ar yra kažkas įgimto mumyse, kas traukia prie žmogaus aukojimo? Ar tai netaip paprasta ir galbūt yra kažkas daugiau, kas veikia tam tikrus istorinius pasakojimus? Paimkime druidus kaip pavyzdį. Druidai buvo keltų religiniai kunigai ir lyderiai. Apie juos mes žinome beveik nieko, nes jie nepaliko jokių rašytinių šaltinių. Neturime nieko tiesiogiai iš jų ir tai labai reikšminga. Visa tai, ką apie juos žinome, ateina iš jų priešų, tų, kurie siekė juos užkariauti ir sunaikinti. Vienas pagrindinių šaltinių apie druidus yra Julijus Cezaris, romėnų generolas, kuris užkariavo Galiją 1 amžiuje prieš Kristų. Cezaris teigė, kad druidai aukojo žmonės, dažnai dideliuose pynimo statiniuose, vadinamuose šiaudiniais žmonėmis. Bet reikia prisiminti, kad Cezaris turėjo aiškę priežastį juos vaizduoti barbarais ir žiauriais, nes tai pateisino jo užkariavimus ir romėnų valdžią. Taigi, kiek galime pasitikėti šiuo pasakojimu? Galbūt druidai iš viso nepraktikavo žmogaus aukų, o gal jei ir praktikavo, tai buvo daug retesnis atvejis nei mums sakoma. Šis klausimas iškelia dar gilesnę problemą. Kiek mūsų žinios apie pagonybę yra tikros, o kiek vėlesnių religijų propaganda, norėjusi pateisinti savo plėtrą ir įsitvirtinimą. Kai į tai žiūri tokiu kampu, staiga atrodo, kad visos šios istorijos apie laukinius barbarus, kurie nuolat aukojo žmonės, gali būti ne istorinis faktas, o labiau politinė ir religinė propaganda. Ta patį galima pasakyti ir apie Amerikos indėnus. Taip, yra įrodymų, kad kai kurios kultūros, kaip actekai, praktikavo žmogaus aukas. Bet ar tikrai tai buvo taip plačiai paplitę, kaip mums sakoma? O gal kolonizatoriai padidino ir išplėtė šias praktikas, kad pateisintų savo užkariavimus, genocidą ir religijos primetimą? Štai kur viskas tampa labai įdomu. Jeigu žmogaus aukos buvo sureikšmintos ar net išgalvotos kaip propagandos dalis, tai iš esmės keičia mūsų supratimą apie prieškrikščionišką pasaulį. Galbūt jis nebuvo toks žiaurus, o priešingai turėjo savo sudėtingas ir turtingas religinės tradicijas. O krikščionybė įvesdama savo versiją aukos viską perrašė. Galų gale, kas yra centrinis krikščionybės momentas? Jėzaus aukojimas.
Mes mokomės apie tam tikrus žmonės ir jų ritualinės praktikas ne jų pačių akimis, bet iš tų, kurie juos įveikė, perspektyvos ir nepriklausomai nuo to užkariautojas visuomet save vaizduos kaip civilizuojančią ir išlaisvinančią jėgą. Istorikai taip pat pripažįsta, kad nors dauguma tų laikų žmonių ir vėlesnių istorikų laikė pasakojimą tikru, 20-ojo amžiaus istorikai abejojo teiginiais dabartyje. Istorikas Davidas Jeni laiko visą pasakojimą sumania propaganda, skirta pagyvinti Cezario įvaizdį. Ir teigia, kad tai turi minimalų istorinį tikslumą. Nepaisant abejotino tikslumo, šis vaizdas vis dar egzistuoja mūsų kolektyvinėje sąmonėje, kai galvojame apie druidus. Kodėl? O kaip dėl kitų, kurie rašė apie druidus? Na, visi kiti klasikiniai šaltiniai, kurie atsirado po Cezario ir kalba apie druidus, nelaikomi pakankamai laikytinais kaip tikslūs, o iš tikrųjų, kai atidžiai žvelgi į šiuos šaltinius, jie tik kartoja ir plačiau aiškina Cezario originalią ištrauką. Vis daugiau akcentuojama viena ar kita Cezario pradinės frazės detalė bei tam tikras ritualų ir pranašysčių detalių išplėtojimas, pateikiamas kaip primityvaus barbarizmo pavyzdys. Išskirtinis faktas yra tas, kad tik Cezario pasakojime randame informaciją apie druidus ir druidizmą jų galybės laikais. Visi vėlesni jų minėjimai priklauso laikotarpiui, kai jų galia jau buvo prarasta ir sugriauta. Labai įdomu, ar ne? Kad nors šie vėlesni rašytojai nebuvo tiesiogiai druidų liudininkai jų galios laikais, nors nematė jų veikiančių, bet šie pasakojimai labai mėgino išsamei aprašyti keltų kunigų aukojimo ritualus, tarsi jie norėjo nuolat pabrėžti, kad druidai buvo barbarai ir necivilizuoti. Kaip galime būti tikri, kad jie nežudė nekaltųjų, o tik nusikaltėlius, kaip teigia Cezaris? Dar labiau abejotinas yra teiginys, kad jie nelaikė rašytinių įrašų. Tai sužinome iš Cezario. Kaip galime būti tikri, kad tai tiesa? Kaip galime sakyti, kad jie neturėjo knygų, nes taip sako jų užkariautojai? Neturime kitos išeities, kaip tik tikėti nugalėtojų, bet gal jų bibliotekos buvo sunaikintos? Bet nepaisant to, kad turime tik šiuos šališkus ir nepatikimus liudijimus, druidų įvaizdis kaip tamsiųjų būtininkų užsiimančių siaubingomis žmogaus aukomis vis dar išlieka. Ir daug kas turi sąsajų su Holivudu, kuris ilgą laiką galima ginčytis, tyčia prisidėjo prie demonizavimo ir stiprinimo stereotipų, senojo Europos pagonių religijų atvaizdų masių sąmonėje. Tai buvo pasiekta daugiausia per siaubo žanrą. Nėra patikimų paskaitų aprašančių druidų praktiką, tik fragmentai rašyti tų, kurie juos užkariavo. Tai kodėl šis įvaizdis vis dar išlieka kultūroje? Faktas yra tas, kad mes žinome labai mažai apie druidus. Jie yra labai miglotas tolimas atminimas Europos istorijoje. Atminimas, kuris nebuvo net jų pačių, bet priskirtas romėnams ir vėliau buvo skleistas ir dar labiau iškraipytas. Dėl to į druidus galima žvelgti kaip į beveik visiškai prarastą Europos istorijos dalį. Visi šie paveikslėliai, kuriuos matote, visos knygos, nuo XIX amžiaus didžioji šios medžiagos dalis nėra paremta patikimais istoriniais šaltiniais. Jie arba grindžiami tais ankstyvaisiais romėnų rašytiniais šaltiniais, arba yra įvairių keltų atgimimo judėjimų prasidėjusių apie 18 amžių rezultatas ir šie atgimimo judėjimai, nepaisant jų intencijų, iš tikrųjų prisidėjo prie sumaišties, kai kalbame apie mūsų bendrą populiarų supratimą apie druidus. Taip, kad daugelis iš mūsų dabar savo mintyse turime druidų įvaizdį, kuris labiau yra fantazija ir spėlionės nei tikras istorinis faktas. Daugelis iš mūsų dabar savo mintyse turime druidų įvaizdį, kuris labiau yra fantazija ir spėlionės nei tikras istorinis faktas. Pavyzdžiui, daugelis tiki, kad druidai garbino saulę, taip pat saulėgrįžas ir lygiadienius.
Yra net kai kurių neodruidų, kurie šiandien dalyvauja Saulės garbinime, bet tai visiška klaida. Nėra jokių nuorodų į Saulės šventę, švenčiama per Saulėgrįžą, jokiame dokumente susijusiame su keltais. Keltų šventės yra gerai žinomos. Jos visada vyksta praėjus 40 dienų po Saulėgrįžos ar lygiadienio, lapkričio, vasario, gegužės ir rugpjūčio mėnesių pradžioje. Neturime jokių įrodymų, kad keltai ar druidai kada nors garbino Saulę taip, kaip daugelis mano. Net ir viduramžių airių literatūroje randami pasakojimai apie druidus negali būti laikomi tiksliais. Ir tai todėl, kad tik po to, kai Airija ir Velsas buvo apkrikštyti, pradedame rasti pasakojimus apie druidus, kuriuose vėlgi detaliai ir pabrėžiamas burtų ir žmonių aukų aspektas. Visa tai buvo rašoma krikščionių vienuolių vienuolynuose. Kai druidai vaizduojami ankstyvosiose airių sagose ir šventųjų gyvenimuose, vykstančiuose iki krikščionybės, jie dažnai turi aukštą socialinį statusą. Teisinių tekstų, kurie pirmą kartą buvo užrašyti 7 ir 8 amžiuose, įrodymai rodo, kad su krikščionybės atėjimu druidų vaidmuo Airijos visuomenėje greitai sumažėjo iki burtininko vaidmens. Ir žinoma, krikščionys norėjo pavaizduoti druidus nedaugiau kaip paprastus burtininkus ar barbariškus žmonių aukotojus. Nes krikščionybė buvo kolonizuojanti religija, ji turėjo teologiškai patvirtinti savo moralinį pranašumą prieš buvusią pagonišką religinę socialinę struktūrą. Jei ji to nebūtų padariusi, krikščionybė nebūtų galėjusi įgyti ir išlaikyti valdžios Airijoje. Vėlgi dėl to šie viduramžių pasakojimai yra nepatikimi ir būtų labai naivu laikyti juos absoliučiu įrodymu, kad druidai buvo dideli burtininkai ar piktavališki žmonių aukotojai. Be to, remtis archeologiniais įrodymais, norint pagrįsti teiginius, kad druidai užsiėmė žmonių aukomis, taip pat nėra pakankama. Ne tik, kad archeologinių įrodymų apie bet kokias druidų vadovaujamas žmonių aukas beveik nėra, bet net ir praktika, kai atrandami skeletai žemėje ir retrospektyviai pritaikomi užkariautojo prašytam pasakojimui, mano nuomonė nepakanka, kad įrodytų, jog visuomenė aukojo žmonės. Įsivaizduokime laiką ateityje, kai vakarų krikščioniškos tautos yra užkariaujamos kitos religinės grupės, ir ši grupė, dabar būdama valdžioje, pasisavina buvusios valstybės istorinius įrašus, juos sunaikina, pradeda perrašyti mažiau palankių būdų, norėdama įtvirtinti savo religijos pranašumą prieš savo priešo krikščionybę. Ši grupė gali rašyti, kad bažnyčios ir katedros buvo šventyklos, kuriuose krikščionys užsiėmė šiurpiomis ritualinėmis žmonių aukomis. Po daugelio metų archeologai gali kasinėti aplink šias vietas ir rasti gausybę skeletų žemėje. Mediniai laidojimo karstai būtų suirę žemėje ir jokių antkapių nebūtų, nes užkariautojai juos išardė ir pakartotinai panaudojo akmenį savo statybos projektams. Radę tokį didelį skaičių skeletų žemėje, šie archeologai gali patvirtinti, kad taip, iš tiesų bažnyčios buvo vietos, kur barbarai ir necivilizuoti krikščionys dalyvavo žmonių aukose. Tai kraštutinė ir mažai tikėtina hipotetinė situacija, tačiau ji nėra neįmanoma ir manau, kad supratote, ką noriu pasakyti. Tačiau nesupraskite manęs klaidingai, aš nesakau, kad prieš krikščionybę vykusios žmonių aukos nebuvo tikrovė. Manau, kad kai kurios grupės iš tiesų praktikavo šį paprotį. Aš nė sekundei netikiu, kad žmonių auka yra visiškai išgalvota istorija. Ritualinės žudynės ir žmonių aukos vis dar vyksta šiandien tam tikrose Afrikos į pietus nuo Saharos vietovėse. Akivaizdu, kad tai yra praktikos, kurios tęsiasi šimtmečiais ir tai verčia susimastyti, kad galbūt žmonėms iš tiesų yra įgimta dalyvauti ritualuose susijusiuose su aukos atnašavimu. Tačiau esmė, kurią aš noriu pasakyti, yra ta, kad mes negalime būti tikri, kai kalbame apie druidų istoriją ir mes turime daugiau priežasčių abejoti šiais nepatikimais romėnų ir krikščionių vienuolių pasakojimais, nei jais tikėti. Mano mintis ta, kad druidų istorija yra beveik visiškai prarasta Europos istorijos dalis. Tai yra šaka, kuri buvo atskirta nuo savo šakų ir tai nutinka, kai esi užkariautas ir priverstas asimiliuotis į nugalėtojo gyvenimo būdą. Gali prarasti savo tikrąją istoriją. Taigi, ką manote?
Ar plačiai paplitusios žmonių aukos mūsų istorijoje reiškia, kad yra kažkas įgimto žmonėms, kas mus veda prie šios praktikos? Ar turėtume priimti romėnų ir krikščionių vienuolių raštus? Ar jie suteršė ir užteršė mūsų labai trapų ir beveik neegzistuojantį vienos iš pagrindinių Europos istorijų atmainą – tyčia? Ar druidai iš tiesų dalyvavo žmonių aukose? Ar nugalėtojai įtvirtina savo valios galią perrašydami istoriją? Ir ar Holivudo mega kompleksas sąmoningai toliau platina nepatikimą informaciją, kad ir toliau terštų mūsų atmintį apie druidus? Ar tiesiog filmų kūrėjai naudojasi progą kurti puikius pramoginius filmus? Nesvarbu, kokia jūsų pozicija, viena yra tikra – druidų istorija yra beveik visiškai prarasta ir negali būti atkurta, ir galiausiai mes galime tik spėlioti.